Būkite pasveikinti atvykę į iškilmingą Klaipėdos universiteto senato posėdį, kuriame Klaipėdos universiteto garbės daktarui bus įteiktos garbės daktaro regalijos. Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas tai nėra vien tik tai didžiulė garbė mano darbui ir indėliui, bet ir akcentas mano glaudžiam ryšiui su Klaipėdos kraštu. Kadangi gimęs Kretingoj, tai Klaipėda visą laiką buvo mūsų ir šeimos, ir gyvenimo vieta, kadangi turim puikų kraštą, kuris yra Klaipėdos kraštas, turim puikų universitetą, kuris yra Klaipėdos universitetas, tai skatikim vystymą tų biotechnologijų, kurios gali būti vystymas tame krašte. Tikrai yra daug ko pasimokyti iš jūros, yra daug ką pasiimti iš jūros ir jūs tikrai jau dabar turit puikių pasiekimų ir tos mėlynosios biotechnologijos srityje. Ir ne vien tik tai moksliniai darbai, ne vien tik tai fundamentiniai darbai, bet kas yra labai gerai, kad tuos mokslinius tyrimus, kuriuos jūs turit, jūs bandot panaudoti normalioj gyvenimiškoj veikloj. Kai aš pasižiūriu į ląstelę ir matau, ant kiek jį sudėtinga, mes norim suprasti, kaip tą ląstelę padaryti. Paskui, kai jau suprantam ląstelę, tada ląstelių sankaupa, tai tada jau organai ir tada pradedam suprasti kompleksinę sistemą, kuri vadinasi žmogus. Visų atsakymų mes tikrai niekada neturėsim, kadangi tas, kuris viršuj mums neleidžia visus atsakymus gauti ir turėti, kadangi visą laiką tai bus nesibaigiantis pažinimo ir supratimo vis daugiau ir daugiau procesas. Mes lietuvaičiai esam labai protinga tauta. Tik turim vieną bjaurią savybę. Mes esam labai kuklus. Kadangi esam labai kuklus, tai nemėgstam girtis. Tai kai nemėgstam girtis, tai tada ir atrodo, kad mes čia jau tokie, kartais liktai ir kažko trūksta. Bet nieko mums netrūksta. Kaip aš sakau, dar mums reikia truputį išmokti dirbti nesunkiai, bet protingai. Kuo labiau protingai dirbi, tuo per tą patį laiko tarpą padarai daugiau darbo.